Kino automobiliai yra pigūs, nesaugus, mirties spąstai. Štai kodėl jie uždrausti JAV. Taip jums buvo sakyta, tačiau tai nėra visa tiesa. Realybė yra mažiau susijusi su saugumu ir labiau su $1 trilijono vertės automobilių pramonės apsauga. 12 000 JAV dolerių kainuojantis elektromobilis aukščiausiai saugumo įvertinimais ne tik konkuruotų. Jis per naktį sugriautų visą JAV automobilių rinką. Detroitas bankrutuotų. Todėl JAV sukūrė vieną iš agresyviausių protekcionistinių barjerų šiuolaikinėje istorijoje, kad juos sulaikytų. Rezultatas – finansinė geležinė uždanga, kuri įkalins vidurinėje klasę rekordiškai didelėse automobilių paskolose, kurių vidurkis siekia $767 per mėnesį artimiausius 6 metus. Ir tai dar neblogiausia dalis. Nes kol Amerikos šeimos nerimauja, kaip padengs savo šeimos visureigių išlaidas, šalies automobilių pramonė ruošiasi kažkam didesniam. Skaitmeninis Pearl Harbor scenarijus, kai visi automobiliai greitkelyje tiesiog nustoja judėti. Amerikiečių kiemas tapo finansinių nusikaltimo vieta. Vidutinė naujos transporto priemonės sandorio kaina peržengė $50 000 ribą. Jei norite pikapo ar visureigio, dažnai tenka mokėti gerokai daugiau. Ford F1 150 Raptor gali kainuoti apie $80 000. Pilnai sukomplektuotas 2026 metais Chevy Suburban High Country gali kainuoti 6-ženklę sumą. Net ir labiau įprasti šeimos automobiliai kainuoja apie $40–60 000 ir tai dar prieš pradedant finansavimą. Nes didžioji dauguma žmonių negali sau leisti iš karto nusipirkti naujo automobilio. Vietoj to jie renkasi mokėti už jį per paskolas ir lizingą. O šioms finansavimo galimybėms taikomos palūkanos, kurios gali gerokai padidinti bendrą sumą, kurią sumokate už vairuojamą automobilį. Iki 2025 metų pabaigos vidutinė naujo automobilio mėnesinė įmoka pasiekė stulbinančius $767 per mėnesį. Daugelis pirkėjų stengiasi kiek įmanoma labiau prailginti savo paskolų ir lizingo sutartis. Kartais net iki 72, 84 ar net 96 mėnesių, vien tam, kad įmokos išliktų bent kiek įperkamos. 96 mėnesių, tai 8 metai. Tai reiškia, kad kai kurie amerikiečiai finansuoja savo automobilius beveik visą dešimtmetį, nes neturi kitos išeities. Kai kuriais atvejais automobilių finansavimo planai tiesioginė prasme trunka ilgiau nei santuokos. Labiausiai nukenčia jaunesnės kartos. Statistika rodo, kad Z kartos vairuotojai, kurių amžius nuo 18 iki 28 metų, pasiekė 7,5% automobilių paskolų įmokų vėlavimo lygį. Tai gerokai viršyje šalies vidurkį, kuris siekia 5,1%. Tai aukščiausias paskolų gavėjų sunkumų lygis per daugiau nei dešimtmetį. Kad suprastumėte, kokia bloga situacija tapo, įsivaizduokite, kad visi šiuo metu įsiskolinę automobiliai, kurių paskolos artėja prie išieškojimo, arba dėl kurių įsipareigojimai jau nevykdomi, būtų sustatyti vienas po kito. Susidarytų nenutrūkstama plieno linija nuo New Yorko iki Los Andželo. Šio poveikio pasekmės bus jaučiamos dar dešimtmečius į priekį. Milijonai jaunų amerikiečių yra priversti stebėti, kaip jų kredito reitingai smunka, o finansinė ateitis griūva dar vos pradėjus žengti pirmosius žingsnius profesinėme pasaulyje. Priežastis, kodėl tiek daug žmonių yra pririšti prie daugiamečių paskolų už automobilius, kuriuos jie vos įstengia įpirkti, yra ta, kad jiems nebuvo suteikta jokių kitų pasirinkimų. Jiems buvo įteikta, kad jokios kitos galimybės nėra. Tačiau jie egzistuoja. Alternatyva yra kitame pasaulio krašte. Kinijoje automobilių pramonė beveik primena paralelinę visatą palyginti su amerikietiškąja. Jų transporto priemonės, tiksliau elektromobiliai, parduodami už neįtikėtinai žemas kainas. 2023 metais viena iš pagrindinių Kinijos automobilių markių, BYD, pristatė Seagull, elektrinį hatchbacką, kuris Kinijoje kainuoja mažiau nei $10 000 JAV, o tarptautinėse rinkose, tokiose kaip Meksika ar Europa, jo kaina siekia apie $20 000 JAV. Tai nėra kažkoks supaprastintas, minimalios komplektacijos automobilis. Tai modernus, pažangus automobilis, pasižymintis greitų įkrovimu, patikrintomis saugumo sistemomis ir iki 400 km nuvažiuojamo atstumo. Ir jūs galėtumėte nusipirkti 5 tokius automobilius už tą pačią kainą, kurią tektų sumokėti už vieną vidutinį amerikietišką visureigį. Net ir tarptautinės kainos, į kurias įskaičiuoti muitai, transportavimas ir prekybininkų antkainiai, vis tiek yra gerokai mažesnės nei tai, ką mokėtumėte JAV. Tai kodėl jis nėra prieinamas? Na, JOV vyriausybė teigtų, kad šiuolaikiniai elektromobiliai labai skiriasi nuo įprastų automobilių. Jie nėra sudaryti tik iš variklių, stabdžių ir transmisijų. Jie aprūpinti pažangia elektroninė įranga, įskaitant kameras, jutiklius, mikrofonus ir telematiką. Tai išmanieji telefonai ant ratų. Ir tai gąsdina JAV vyriausybę. Jie mano, kad nuotolinį ryšį Kinija ar kiti užsienio agentai galėtų naudoti Amerikos piliečiams šnipinėti arba šalies infrastruktūros trikdymui.
Vyriausybė įsivaizduoja bauginančią ateities situaciją, kurioje Pekinas turi galę paspausti kažkokį išjungimo mygtuką ir akimirksniu išjungti milijonus transporto priemonių Amerikos keliuose. Taigi, Amerikos vartotojai įklimpsta į gyvenimą keičiančias skolas, priversti pirkti transporto priemonės, kurios metų metus tuština jų banko sąskaitas. Tuo tarpu, kur kas prieinamesnė alternatyva Vašingtone laikoma kažkokiu baisiu karo ginklu. Kaip taip nutiko? Ir kaip vartotojui skirtas produktas, sukurtas kasdienėms kelionėms į darbą, tapo laikomas grėsme nacionaliniam saugumui. 2024 metais Jungtinių valstijų vyriausybė įvedė stulbinančius 100% muitus kiniškiams elektromobiliams. 100%. Tai buvo visiška ekonominė blokada, dramatiškas šių automobilių kainos padvigubėjimas Amerikos pirkėjams. Ketinimas buvo aiškus – sąmoningai padaryti Kinijos elektromobilius iš karto nekonkurencingus Amerikos rinkoje. Nes jei vienas iš tų automobilių paprastai kainuoja apie 20 000 JAV dolerių, o šis 100% muitas prideda dar 10 000 JAV dolerių prie jo didmeninės kainos, galutinė kaina tampa 30 000 JAV dolerių. Ir tada staiga automobilis, kuris atrodė neįtikėtinai pigus ir patrauklus, kai kuriems tampa nebeįperkamas. Kitaip tariant, jam lemta žlugti. Tuo tarpu amerikietiški prekių ženklai ir toliau monopolizuoja rinką. Įsivaizduokite, kad užėję į vietinę maisto prekių parduotuvę, pamatytumėte, jog duonos kepalo kaina staiga išaugo 50%. Ir įsivaizduokite, kad vyriausybė sako, jog ši kainų pokytį įvedė tam, kad apsaugotų jūsų vietinę kepyklą, kuri už kepalą ima 15 dolerių. Iš esmės, būtent tai čia ir įvyko. Šio sprendimo greitis ir intensyvumas parodė, kaip stipriai Vašingtonas bijojo šių pigių kiniškų automobilių, nes taikyti tokius didžiulius muitus užsienio produktams nėra įprasta prekybos politikos priemonė. 100% muitai paprastai laikomi kraštutinėmis priemonėmis, taikomomis tik esant tikroms, ekstremalioms situacijoms. Tačiau pasak Vašingtono, tai buvo būtent tokia situacija. Vyriausybė teigia, kad būtų žalinga leisti tokiems pigiems automobiliams patekti į rinką. Jos argumentas buvo pagrįstas mintimi, kad Kinija savo automobilių įmonėms teikia itin didelės subsidijas ir kitokią valstybės paramą. Ir tame yra šiek tiek tiesos. Pekinas tikrai agresyviai subsidijavo savo elektromobilių pramonę. Daugelį metų ir milžiniškas pinigų sumas jis skyrė infrastruktūrai, reikalingai elektromobilių revoliucijai kurti. Tai apėmė akumuliatorių gamyklas ir pramoninio masto įkrovimo sistemas. Tačiau štai ko Vašingtonas nepaminėjo. JV taip pat stipriai subsidijuoja savo automobilių pramonę. Jis skiria tiesioginę prasme milijardus dolerių subsidijų per infliacijos mažinimo įstatymą arba IRA. Taip pat yra milžiniškos gamybos dotacijos, tokioms pramonės milžinėms kaip Ford ir GM. Taip pat vartotojams perkantiems vietoje pagamintus automobilius suteikiama iki 7,5 tūkstančio dolerių mokesčių lengvatų. Didžiosios automobilių įmonės gavo milžiniškas ir mažų palūkanų paskolas, kad galėtų investuoti į elektromobilių technologijas. Tai iš esmės perkėlė perėjimo prie elektromobilių riziką nuo tų įmonių ant Amerikos mokesčių mokėtojų pečių. Taigi nors vyriausybė kritikavo Kiniją dėl jo subsidijų, ji pati darė lygiai tą patį. Niekada nebuvo kalbama apie tai, kad subsidijos pačios savaime yra blogis. Visada buvo apie tai, kad Kinijos subsidijos gali kelti grėsmę mūsų subsidijoms. Taigi prieiname prie bauginančios tiesos – laisvosios rinkos kapitalizmo pabaigos Amerikos automobilių sektoriuje. Tai jau nebe kova tarp prekės ženklų siekiant išsiaiškinti, kurie iš jų turės efektyviausius inžinerinius sprendimus, ar kurie gali optimizuoti savo gamybą, kad pagamintų pačius geriausius automobilius už pačią geriausią kainą. Tai yra kur kas bjauresnis dalykas – Amerikos vyriausybės manipuliuojama rinka. Vašingtonas pats renkasi, kas bus automobilių pramonės laimėtojai. Jie stato finansinės tvirtovės aplink juos, kad niekas kitas negalėtų patekti vidun. Jie pateikia melagingus teiginius apie sąžiningą konkurenciją ir saugumą, tačiau galų gale vienintelė priežastis, kodėl egzistuoja šis tarifas, yra užtikrinti, kad Amerikos vartotojai galėtų pirkti tik tuos elektromobilius, kuriuos subsidijuoja Vašingtonas. Bet jei tai nėra apie sąžiningą konkurenciją, kas iš tikrųjų pareikalavo šios 100% barjero? Pagalvokite apie Amerikos automobilių pramonę ir iškart į galvą ateina 3 didieji vardai. General Motors, Ford ir Stellantis pastaroji yra gerai žinomų prekių ženklų, tokių kaip Chrysler ir Jeep patronuojanti bendrovė. Kartu jie atstovauja Detroito imperijai. Dešimtmečius jie dominavo automobilių rinkoje. Jie formavo priemiesčių Amerikos veidą, valdė kelius ir darė įtaką ištisų regionų ekonomikai. Ir jiems augant bei turtėjant, augo ir jų galia. Netrukus jie darė įtaką ne tik miesteliams ir miestams, bet ir ištisoms valstijoms. Tai savo ruožtu padidino jų politinę įtaką Vašingtone. Bėgant laikui, šios kompanijos pasinaudojo savo įtaką ir turtu, kad perrašytų Amerikos automobilių rinkos taisyklės taip, jog jos uždirbtų dar daugiau pinigų. Tai reiškia laipsnišką nusigręžimą nuo prieinamų lengvųjų automobilių link didesnių, sunkesnių ir prabangesnių transporto priemonių. Tai vyko lėtai. Tačiau bėgant metams tam tikri automobilių tipai pradėjo dingti iš šalies kelių. Maži sedanai ir kompaktiški hatchbackai išnyko kartu su kitomis pradinio lygio transporto priemonėmis, kurios yra įprastos kitose pasaulio šalyse.
Didysis trejetas perėjo prie didesnių transporto priemonių, su didesnėmis pelno maržomis. Kalbant apie jų pelną, toks pokytis atrodė labai logiškas. Tokios kompanijos kaip Fordas uždirba daug daugiau pinigų parduodamos pilno dydžio pikapus ir prabangius visureigius, nei kada nors uždirbtų parduodamos paprastus šeimyninius hatchbackus. Suteldami dėmesį į šias didelės maržos transporto priemonės ir palaipsniui atsisakydami mažesnių alternatyvų, jie pirkėjams paliko vis mažiau pasirinkimų. Galiausiai jie pasiekė etapą, apie kurį visada svajojo. Visi turėjo pirkti $50,000 vertės automobilį, jei norėjo nuvykti iš taško A į tašką B. Tačiau visas šis modelis ir pačių didžiųjų trijų įmonių išlikimas priklausė nuo to, ar pavyks užtikrinti, kad pigesni konkurentai nepatektų į rinką. Amerikos visuomeniai negalėjo būti jokios kitos įperkamos alternatyvos. Tada atsirado Kinijos elektromobilių gamintojai, siūlantis tokius automobilius kaip Seagull, kurių kaina siekia vos apie $12,000. Amerikos automobilių pramonė negali su tuo konkuruoti. Didysis trejetas neleido tam įvykti, todėl jie pradėjo naudotis per daugelį metų Vašingtone sukauptą įtaką. Jie pasitelkė visus savo ginklus ir visas gudrybės, kad išlaikytų esamą padėtį. Galiausiai viskas susivedė į milžiniškų pinigų sumų investavimą į lobistinę veiklą, nukreiptą į Senato pakomitečius ir vykdomosios valdžios sprendimų priėmėjus. Jų tikslas buvo aiškus – neįsileisti Kinijos. Tam jie pristatė Kinijos elektromobilius ne tik kaip ekonominį iššūkį, bet ir kaip pramoninę invaziją, nuo kurios Amerika turėjo apsiginti. Jie įspėjo apie galimą automobilių pramonės žlugimą, panašų į saulės baterijų sektoriaus griūtį, primindami įstatymų leidėjams, kaip pigios kiniškos saulės baterijų sistemos pateko į JAV rinką. Vietiniai prekių ženklai buvo išstumti, o šalies saulės energetikos sektorius faktiškai sunaikintas. Jie teigia, kad lygiai tokia pati situacija pasikartos automobilių pramonėje, tik dar didesniu mastu. Detroite ir kitur dešimtmečius veikiančios gamybos linijos sustos, o milijonai darbo vietų bus prarasta. Tačiau Detroitas negalėjo tiesiog pasakyti, mes nenorime tų pigių kiniškų automobilių čia, nes negalime su jais konkuruoti. Jiems reikėjo konkretesnio ir įtikinamesnio argumento, kažko, kas tikrai paveiktų visuomenę. Ir jie jį rado. Paklauskite vidutinio amerikiečio, ką jis mano apie kiniškus automobilius, ir daugelis nebejotinai iškeltų saugumo klausimą. Jie gali kalbėti apie tai, kaip Kinijos įmonės taupo kokybės sąskaitą. Jie gali paminėti pavojingas baterijas, kurios gali bet kada sprogti, arba net griežtų saugumo testų trūkumą. Kai kurie netgi apibūdintų kiniškus automobilius kaip mirtinas spąstus. Šios idėjos ir stereotipai yra giliai įsišaknyję Amerikos žiniasklaidos erdvėje ir platesnėme visuomenės požiūryje į Pekino automobilių pramonę. Ir tam yra priežastis, tačiau ji ne tokia, kaip jums buvo įteikta. Žinoma, buvo ankstyvų katastrofiškų nesėkmių, tokių kaip nulinio įvertinimo susidūrimo testai ir salono griūtis 2005 metais. Tačiau tai taip pat yra daugelio metų propagandos ir smegenų plovimo kampanijų, kurias užsakė ir apmokėjo Detroito automobilių milžinai rezultatas. Metų metus Ford, GM ir kiti kūrė ir skleidė pasakojimą, kad Kinijos automobiliai yra nesaugus. Tai jiems buvo nepaprastai naudinga istorija. Baimė yra galinga jėga. Jei žmonės bijotų kinų automobilių, jie niekada nenorėtų jų pirkti. Dar daugiau, jie su malonumu sutiktų mokėti gerokai didesnę kainą už automobilius su pagaminta JAV lipdukų gale. Tie papildomi 20 ar 30 tūkstančių buvo kaina už šeimos saugumą. Staiga tokios kompanijos kaip Fordas atrodė kilnios ir garbingos. Jie darė viską, kad apsaugotų savo vairuotojus ir keleivius. Kinijos įmonės buvo vaizduojamos kaip blogos, godžios pinigų, kurios atsisako saugumo, vardan pigesnės ir lengvesnės gamybos. Ir visa tai subyra, kai pažvelgia atidžiau. Pavojingo kiniško automobilio mitas buvo visiškai sugriautas, kai tokie automobiliai kaip BYD Dolphin ir Atto 3 pateko į griežtai reguliuojamą Europos rinką. Jei jie iš tikrųjų būtų mirtini spąstai ant ratų, jie neturėtų jokios galimybės būti parduodami tokiose šalyse kaip Prancūzija ar Vokietija. Jei stereotipai būtų teisingi, šie automobiliai neišlaikytų Europos naujų automobilių vertinimo programos. Tai vienas iš išsamiausių automobilių saugumo patikrinimų visame pasaulyje. Tačiau taip nebuvo. Jie ją išlaikė su puikiais rezultatais. Tiek Dolphin, tiek Atto 3 gavo 5 žvaigždutes NCAP saugumo reitinguose. Jie arba prilygo, arba net pranoko kai kurių geriausiai vertintų Amerikos automobilių, tokių kaip Ford Mustang Mach-E ir Tesla Model 3 balus. Kalbant apie sprogsančias baterijas, šis mitas taip pat buvo paneigtas. BYD Blade baterija iš esmės išlaikė pramonės standartų vinies įsmeigimo testą. Jis sukurtas tam, kad imituotų tokio tipo pažeidimus, kurie gali priversti baterijas staiga užsiliepsnoti. Kinijos gamintojas netgi pasidalijo vaizdo įrašu internete, kuriame matyti, kaip vinys įsmeigiamos į jų baterijų elementus, tačiau šie neužsiliepsnoja. Tai buvo pasiekimas, kurio daugelis vakarų pasaulio NMC baterijų nesugebėjo pakartoti.
Transporto priemonės išlaikė vieną bandymą po kito ir atitiko vieną saugumo standartą po kito, todėl pasakojimas apie nesaugius kiniškus automobilius subirėjo. Tai nereiškia, kad kiniški automobiliai yra tobuli arba kad ne vienas iš jų neturi jokių saugumo problemų. Visada yra kur tobulėti, tačiau bandymai parodė, kad kiniški automobiliai nėra pavojingesni nei amerikietiški. Daugeliu atžvilgių jie netgi buvo saugesni. Kai saugumo mitas buvo sugriautas, vyriausybei prireikė naujos, neginčiamos priežasties neleisti šiems automobiliams patekti į JAV. Atsirado Trochos arklys. Kai ekonominiai ir su saugumu susiję argumentai pradėjo byrėti, Vašingtonas greitai ir netikėtai pasuko dar radikalesnę kryptimį. Buvo pradėta teigti, kad kinų automobiliai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Nors tai gali skambėti absurdiškai, Vašingtono argumentas buvo sudėliotas šaltai ir apskaičiuotai. Buvo pasinaudota dešimtmečius trukusią viešą indoktrinaciją ir plačiai paplitusiomis baimėmis dėl Kinijos, jos valdančiosios komunistų partijos ir grėsmės Amerikos gyvenimo būdui. Pagrindas tam buvo padėtas 2024 metais. JAV prekybos departamentas DOC atliko tyrimą dėl vadinamųjų sisteminių rizikų, kurias kelia iš Kinijos ir kitų šalių, galinčių būti laikomomis JAV priešininkėmis, kilusios prijungtos transporto priemonės. To tyrimo išvados buvo nerimą keliančios. DOC išsamei paaiškino, kaip šiuolaikinės transporto priemonės gali būti paverstos kibernetinio karo platformomis. Tyrėjai iškėlė košmarišką scenarijų – savotišką skaitmeninį Pearl Harborą, kuriame Pekinas turėtų galią precedento neturinčių mastu sutrikdyti Amerikos visuomenę. Tarkime, Pietų Kinijos jūroje įsiplieskia įtampa, prasideda ilgai laukta Kinijos invazija į Taivaną. Tuo pačiu metu Jungtinėse valstijose šimtai tūkstančių ar net milijonai Amerikos piliečių sėdi už savo kiniškų elektromobilių vairo. Kad užtikrintų, jog Amerika nesikištų jos artimiausios invazijos planus, Kinijos žvalgybos agentūra galėtų nuotoliniu būdu į kiekvieną iš šių transporto priemonių įdiegti kenksmingą programinę įrangą. Programinė įranga, sukurta apeiti įprastas sistemas, būtų nedelsiant atsisiųsta ir įdiegta kiekviename automobilyje. Per kelias sekundės jie taptų visiškai nejudrūs. Vairo sistemos užsiblokuotų, įsijungtų elektroniniai stovėjimo stabdžiai, išsijungtų galios skaitikliai, vairuotojai prarastų savo automobilių kontrolę, dar nesupratę, kas vyksta. Akimirksniu nesuskaičiuojama daugybė transporto priemonių, važiuojančių tokiais greitkeliais kaip IRVA 95 ar labirintą primenančiamis Manhatano centro arterijomis, visi sustotų, visus juos sustabdytų nematoma, bet visa apimanti jėga. Tai būtų katastrofiškas infrastruktūros paralyžius, įvyktų avarijos, būtų sužeistų, žuvusių, sunaikinimo. Skubios pagalbos tarnyboms būtų sunku reaguoti, transporto koridoriai būtų užkimšti ir nepravažiuojami, logistika žlugtų, vidaus ekonomika žlugtų. Tai gali skambėti perdėtai, bet tokia technologija jau egzistuoja. Šiandien automobiliai yra aprūpinti sudėtingais elektroninių valdymo blokų ir tinklo įrenginių tinklais. Jie turi galimybę rinkti ir dalintis daugybę duomenų. Kiekvieną sekundę jie remiasi programinę įrangą, kuri valdo visas pagrindinės funkcijas ir savybės, nuo vairo pagalbos sistemos iki galios paskirstimo sistemos. Ir galiausiai, prekių ženklai, kurie gamina šiuos automobilius, turi galę tiksliai kontroliuoti, kaip jie veikia. Jie yra tie, kurie gali kurti ir diegti svarbius mikroprograminės įrangos atnaujinimus. Taigi nėra taip jau keista įsivaizduoti, kaip tokia galia galėtų būti panaudota pavojingai ar destruktyviai. Ir kai ši idėja pasklinda, Vašingtonas turi pateisinimą, kurio reikia, kad galėtų faktiškai uždrausti šias transporto priemonės. Didysis trejetas gauna tai, ko nori, kurdamas pasakojimą, kad visa tai daroma visuomenės labui. Tačiau muitai taikomi tik automobiliams atvežtiems iš Kinijos. O kas nutinka, kai automobiliai gaminami visai šalia? Įvedus muitų sieną, atrodė, kad JAV vyriausybė laimėjo. Jie padarė beveik neįmanoma Pekinui įvežti savo elektromobilius į Amerikos rinką ir turėti bent menkiausią galimybę konkuruoti su tokiomis įmonėmis kaip Ford ir General Motors. Bent jau taip atrodė. Tačiau Kinija neketino taip lengvai pasiduoti. Pekino strategams netruko pastebėti spragos. Jie suprato, kad 100% muitai taikomi pagal griežtas kilmės šalies taisyklės gamybai ir pagrindinėms dalims. Tai reiškia, kad automobilių surinkimas Meksikoje leidžia išvengti mokesčių tik tuo atveju, jei pakankamai dalių pagaminama vietoje, o ne vien tik apeinant Kinijos uostus. Taigi, jei jie gali gaminti ir eksportuoti automobilius iš vietos, esančios daug arčiau amerikiečių vartotojų, tuomet tie muitai iš esmės būtų panaikinti. Todėl didieji Kinijos prekių ženklai, tokie kaip BYD ir MG, pradėjo žvalgytis į pietus, į Meksiką. Jie sudarė planus ir greitai juos įgyvendino. Jie susitarė dėl žemės sandorių ir pradėjo statyti visiškai naujas kelių milijardų dolerių vertės automobilių gamyklas Meksikos teritorijoje, visai netoli JAV sienos. Iš verslo pusės tai buvo genialus žingsnis. Meksika jau yra svarbus automobilių gamybos centras. Čia darbo jėga gana pigi, o transportuojant automobilius į JAV jau yra sukaupta patirtis.
Iš teisinės pusės šis žingsnis taip pat buvo labai logiškas. Tai buvo apgalvotas Kinijos žingsnis siekiant apeiti Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados susitarimo USMCA, kuris yra šiuolaikinis nafta įpėdinis, teisinę struktūrą. Pagal USMCA numatytas nuostatas, bet kuris iš 3 šalių pasirašiusiųjų pagamintas automobilis gali kirsti kitų šalių sienas be muito, tačiau jis turi atitikti tam tikras taisykles ir reikalavimus. Kiekvienas automobilis turi būti pagamintas taip, kad 75% jo komponentų ir konstrukcinės vertės būtų iš Šiaurės Amerikos darbo jėgos ir medžiagų. Perkeldamas savo gamybos infrastruktūrą į Meksiką, naudodamas vietinį plieną ir pasikliaudamas Meksikos surinkimo darbuotojais, Pekinas buvo įsitikinęs, kad lengvai vykdys 75% reikalavimą. Automobiliai iš Kinijos importo virto Šiaurės Amerikos produktais. Atrodė, kad Kinija rado slaptą landą į Amerikos rinką. Ir jei šis planas pasiteisintų, netrukus jį galėtų gaminti tokius automobilius kaip BYD Seagull Meksikoje, pervežti juos per sieną į Teksasą, viso proceso metu nemokėdama jokių mokesčių. Vėlgi, JAV desperatiškai stengiasi to išvengti. Jungtinių valstijų prekybos atstovo USTR biuruose kilo desperatiškas sujudimas. Vašingtono diplomatai kreipėsi į savo kolegas Meksikoje ir argumentavo, kad jei šie kinų trojos arkliai patektų į jų teritoriją, tai tiesiogiai pažeistų USMCA dvasią. Jie netgi pagrasino imtis agresyvių atsakomųjų priemonių. Tai apėmė ir galima USMCA saulėlydžio nuostatos taikymą, kas galėtų sugriauti visą susitarimą. Tai turėtų katastrofiškų pasekmių Meksikos ekonomikai. Meksika nusileido. Vyriausybė pradėjo atšaukti kai kurias anksčiau Kinijos automobilių įmonėms jiems suteiktas paskatas. Staiga joms tapo sudėtingiau ir sunkiau įkurti savo gamyklas šalyje. Kai kurios iš tų įmonių paskelbė, kad stabdo savo planus Meksikoje, tačiau kitos tęsė plėtrą. Ateitis išlieka vis labiau neaiški ir yra labai tikėtina, kad Meksikoje neišvengiamai atsiras daugiau Kinijos automobilių gamyklų. Tačiau net jei automobiliai bus surenkami Meksikoje, juos valdanti programinė įranga vis tiek bus kontroliuojama Šendžene. Ir tai mus atveda prie pagrindinės viso draudimo priežasties. Prekybos ginčai, korporacijų lobizmas ir viešųjų ryšių kampanijos yra tik foninis triukšmas. Giliausia, tamsiausia pramoninio konflikto priežastis slypi geopolitinėje dramoje. Mes stebime dramatišką, kartu ir negrįžtamą pokytį pasaulinėje arenoje. Laipsniškas, bet galutinis Jungtinių valstijų ir Kinijos atsiejimas. Abi šalys per daugelį metų turėjo nesutarimų, tačiau dažniausiai šiuos klausimus atidėdavo į šalį, kad galėtų mėgautis globalizuotos prekybos privalumais. Vartojimo prekės gali lengvai keliauti per vandenynus ir už valstybių sienų, remiantis tik pasiūlos ir paklausos principais. Politiniai žaidimai ir nesutarimai nustumiami į šalį. Tačiau dabar tai keičiama visiškai kitų dalykų. Prasideda era, kurioje didžiausios pasaulio galios nebesidomi bendradarbiavimu. Jos nori konkurencijos. Šiame naujame amžiuje kuklus automobilis patyrė didžiulę transformaciją. Jis virto iš mechaninio gaminio į programinės įrangos valdomą turtą. Šiandienos automobiliai yra sujungti jutiklių masyvai, veikiantys fizinėse ir skaitmeninėse ribose, kurias nustato jų gamintojas, o valstybės valdžia remia ir subsidijuoja tuos gamintojus. Tas, kas kontroliuoja tų transporto priemonių programinę įrangą ir operacinės sistemas, galiausiai turi didelę įtaką jų naudotojams. Tai atskleidžia bauginančią tiesą. Šiandien automobilių gamintojai, nesvarbu ar jie būtų amerikiečiai, kinai ar europiečiai, visi turi galę nuotoliniu būdu paversti transporto priemonės neveiksniomis iš bet kurios pasaulio vietos, o tokio veiksmo pasekmės yra milžiniškos. Tarkime, vartotojas nevykdo savo automobilio lizingo įsipareigojimų arba transporto priemonė paskelbiama pavogta. Už to stovinti korporacija gali tiesiog išsiųsti komandą iš 100 ar net 1000 mylių atstumo ir staiga sustabdyti automobilį. Vienu pelės paspaudimu ar ekrano palietimu šios įmonės gali paversti $50 000 vertės automobilius nejudančiais plastiko ir metalo gabalais. Infrastruktūra tam jau yra. Ji integruota į kiekvieną naują elektromobilį, kai tik jis palieka gamybos liniją. Tai yra tikroji grėsmė, su kuria susiduria Amerika. Pagal Kinijos įstatymus, visos vietinės įmonės ir piliečiai yra teisiškai įpareigoti remti, padėti ir bendradarbiauti vykdant nacionalinę žvalgybos veiklą. Jeigu automobilių kompanija, tokia kaip BYD ar Geely, Kinijos komunistų partija paprašo suteikti prieigą prie realaus laiko buvimo vietos duomenų tinklų, kamerų vaizdo srautų, vidaus įrašų ar net nuotolinio transporto priemonių valdymo sistemų, ji negali atsisakyti, ji privalo paklusti. Tai potencialiai suteikia Kinijos vyriausybei galimybę kontroliuoti milijonus transporto priemonių 10 pasaulio šalių. Tai skaitmeninis Pearl Harbor scenarijus, tik dar blogesnis.
Kinija turi ne tik galią išjungti šias transporto priemonės, kai tik panorės, ji taip pat galėtų paversti jas žvalgybos informacijos rinkimo priemonėmis. Automobiliai galėtų rinkti viską, nuo biometrinių duomenų iki akustinių duomenų iš savo klientų. Lengva įsivaizduoti, kaip tokia milžiniška galia galėtų būti piktnaudžiaujama. Tai precedento neturinti grėsmė, kurios jokia suvereni supervalstybė negali toleruoti. Taigi, Vašingtono draudimas Kinijos automobiliams vis dėlto nėra tik paranojos padarinys. Ir tai nėra vien tik siekis išlaikyti rinką didžiųjų vietinių prekės ženklų rankose. Iš esmės tai yra nacionalinio saugumo sprendimas. Esmė ta, kad JAV užveria vartus prieš galimą egzistencinę grėsmę. Ir kol kas tai pasiteisino. Tačiau kokia kaina? Nes uždrausdami šiuos automobilius, galbūt tuo pačiu pakenkėme savo ateičiai. Klimato krizė, grynasis nulis, atsinaujinanti energija. Jau daugelį metų ir vis dažniau Amerikos visuomenė nuolat girdi šiuos terminus, kuriuos kartoja politikai ir sprendimų priėmėjai. Jiems nuolat aiškinama apie pasaulinio atšilimo pavojus ir būtinybę atsisakyti iškastinio kuro. Tačiau pačiuose aukščiausiuose valdžios sluoksniuose Amerikos politinė mašina veikė akivaizdžiai veidmainiškai ir prieštaringai. Viena kalbama, o daroma visiškai priešingai. Politikos formuotojai teigia, kad jie įsipareigoja laikytis šių ambicingų aplinkosaugos planų ir siekti grynojo nulio iki 2050 metų. Jie dalijasi planais masiškai diegti elektromobilius, kad padėtų dekarbonizuoti transporto sektorių ir sumažinti emisijas. Tačiau jų sprendimai rodo visai kitokį vaizdą. Kai tiems patiems žmonėms teko rinktis tarp savo ekologiškų tikslų siekimo ir kažkokios miglotos protekcionistinės pozicijos prieš Kiniją išlaikymo, jie nedvejodami pasirinko pastarąją. Jie pastatė muitų sieną. Ir taip elgdamiesi, jie ne tik uždraudė kiniškus automobilius, jie sistemingai uždraudė efektyviausią pasaulyje švaraus transporto tiekimą. Tai nebūtų taip svarbu, jei JAV jau būtų pakeliui pasivyti Kinijos elektromobilių infrastruktūrą. Bet taip nėra, ji labai atsilieka. Tyrimo modeliai rodo, kad Vašingtono politika, apribojimai prieinamam importui ir žaliavų trūkumas lėtina elektromobilių plėtrą Jungtinėse valstijose. Dėl to prognozuojamas terminas, kada elektromobiliai sudarys 50% naujų lengvųjų automobilių pardavimų, buvo atidėtas nuo 2034 iki 2039 metų. Atsižvelgiant į tai, kaip sparčiai vystosi klimato krizė, 5 metai nėra trumpas laikotarpis. Tai milžiniška. Ir tai turės didžiulių pasekmių aplinkai. Per tą laiką bus pagaminta, parduota ir Amerikos keliais važinės dar milijonai vidaus degimo variklių automobilių. Jie sudegins milijardus galonų iškastinio kuro ir į atmosferą išmes tonas anglies dioksido bei teršalų. Veidmainystė yra akivaizdi. Valstybė sako, kad nori išgelbėti planetą, tačiau ji padarė neįmanoma piliečiams įsigyti prieinamų transporto priemonių, reikalingų tam pasiekti, vien todėl, kad jos atkeliauja iš Kinijos. Faktas tas, kad jei kinietiški automobiliai būtų įleisti į rinką, žmonės juos pirktų. Tai būtų geriau planetos geroviai. Vietoj to žmonės susiduria su pasirinkimu tarp įprastų visureigių arba dar brangesnių amerikietiškų elektromobilių. Jie neturi finansinės prabangos įsigyti šių brangių modelių, todėl neigiamos iškastiniu kuru varomų automobilių pasekmės ir toliau tęsiasi. Uždraudusi $12 000 vertės elektromobilį, JAV vyriausybė pavertė žaliąją transformaciją iš masiniai rinkai skirto judėjimo į prabangos gyvenimo būdo deklaraciją. Tai skirta tik aukštesniai viduriniai klasiai. Vidutiniam Amerikos vartotojui sakoma prisidėti, nors jam aktyviai atimama galimybė tai padaryti dėl kainos. Jie priversti stovėti nuošalyje ir stebėti, kaip pasaulis dega. Jie tapo pagrindinėmis aukomis kare, kurio niekada nenorėjo. Jungtinės valstijos priėmė aiškų sprendimą, kuris turės įtakos dar daugelį metų. Vašingtonas turėjo galimybę skatinti prieinamą žaliąją revoliuciją, kuri suvienytų pasaulio ekonomiką. Vietoj to buvo nuspręsta užverti vartus, užrakinti duris ir kurti brangę, didelės skolos tvirtovės ekonomiką. Prieinamų amerikietiškų automobilių era tikrai baigėsi. Ji buvo likviduota dalimis. Jos vietoje atsirado nauja sistema, kurioje nustatyta $25 000 kainos riba, kuria manipuliuojama taip, kad vidutinis amerikietis vėl ir vėl įstrigtų begaliniuose didelių palūkanų paskolų cikluose. Nauja geležinė uždanga nusileido virš pasaulinės pramonės. Tačiau skirtingai nei 20-ojo amžiaus politinė uždanga, naujoji uždanga pagaminta iš visiškai kitokių medžiagų, pavyzdžiui, 100%. Muitai anksčiau saugojo monopolijas nuo konkurencijos, o prekybos apribojimai virto geopolitiniais ginklais, blokuojančiais pasaulinę gamybos ir tiekimo grandinių integraciją. Ir programinės įrangos išjungimo jungikliai įmontuoti į kasdienius produktus, leidžiantys vyriausybėms naudoti juos kaip politinės galios instrumentus. Už viso to esate jūs, Amerikos vartotojai.
Vidurinė ir darbininkų klasės buvo izoliuotos, įkalintos ekonominėse sistemose, kurios siurbė jų atlyginimus. Jiems užkertamas kelias naudotis inovatyvesnėmis ir ekologiškesnėmis alternatyvomis. Jiems atimama galimybė sumažinti savo asmeninį anglies pėdsaką. Jie nuolat stebimi technologijų, kurios labiau pritaikytos nacionalinio saugumo tikslams, nei jų gyvenimo palengvinimui. Tai yra tikroji šiandieninės pasaulio ekonomikos realybė. Pigūs kiniški automobiliai nebuvo uždrausti Amerikoje tam, kad jūs apsaugotų. Jie buvo uždrausti tam, kad būtų išsaugota korporacijų išlikimo ir geopolitinės dominavimo sistema, o jums teko sumokėti už tai. Kiniški automobiliai nėra vienintelė grėsmė, su kuria susiduria Detroito didysis trejetas. Ford susidūrė su besikeičiančiais vartotojų poreikiais, didėjančia konkurencija ir sparčiai kintančia automobilių pramonė. Sužinokite, kas iš tikrųjų lemia Ford nuosmukį ir tikrąją priežastį, kodėl Ford žlunga. Arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.